kalbėjom apie paskutinę to gabaliuko, apie elgesį, kur yra sąmoningi, jau suprato vaiką, negalim, vis tiek darė, tokie, sąmoningi to blogų darymą. Bet yra kita, grupė nusikaltimus, kai tai iš tikrųjų ne tai, kad nori būti bloga, ne tai, kad mums žiūri akis, aš vis tiek tą darysiu ir mums tokį iššūkį meti, bet yra paprasta, vaiką būna vaikus, ne? Vietą tam, kad daryti savo namų darbą, kažkur ten žaidžia, planuoja, ne kad iš blogųjų, bet, atideda ir nespėja, ar daiktus nerūpina, ar kambarį nešvarė, ar, visokie gali sakyti to dalykus, kur nėra tiesiogiai kažkokie sąmoningi blogi darymai, bet neatsakingumą. Nepageidaujami elgesį, ar požiūrį. Čia yra biški sudėtingesnė dalyko. Kaip mes galim ugdyti atsakomybę, darbštumą, švelnumą, darbkingumą? Aš galvoju, kad to dalykos savaime neauga. Jeigu mes norime, kad vaikai išmoktų būti švelni, atsaikingi, darbšti, taip toliau, mes turim turėti kažkokį būdų, kaip to dalykus įskiepyti į vaiko. Aišku, pirmą dalyką būtų mūsų pavyzdį, ką jie matė iš mūsų. Bet kartais vien to neužtenka. Tai biški dabar noriu kalbėti apie ne tai, kad vaikai jums sąmoningi nužengia lin ir jūs turite už kartą veikti, o biški tą kitą kategoriją, ne? Viena taisyklė, labai svarbu. Elgesys turintis teigiamas pasiekmės yra kartojimas. O elgesys turintis neigiamas pasiekmės mažinimas. Ar tai saugiasi, ar tai veikia, ar tai gyvūnė, to taisyklė galioja universaliai. Jeigu mums kažko duotų teigiamą rezultatą, mes kartojam. Ir jeigu neduotų, tai mes ir nekartojam. Aišku, mes norim, kad to vaiką būtų klausni ir darbšti ir sąžiningi ir viskas išeidėja. Bet realiai, kartais paskatinimas arba bausmės yra reikalingi, kad iš tikrųjų to dalykus ugdyti. Aišku, mes kaip saugisim. Jeigu jūs negautų atlyginimą iš savo darbą, ar jūs toliau eitų į darbą? Žiūrint koks darbas. Žiūrint koks darbas. Va, čia darbuotojai, kur reikalingi. Jo, pagaliskit daugiausiai, mes einame į darbą, net jeigu mums gal mielą darbą, bet mums atlyginimą nebamokė, kažin ar mes toliau eisime į tą darbą, ne? Jeigu mes ruošiam savo vyras labai gražiai vakarienę ir jie sakys, va, brangoj, kaip skani, kaip nuostabu, aš jums padėsiu indus plaut. Mes gal dažniau tokį vakarienę ruošim. O jeigu mes praketojam, ruošiam skani vakarienę ir valgys ba jokio pastebėjimo, kad čia skani, mes kitą kartą ant košę išgirsim, ne? Tai vis tiek, ar tai yra pasveikinimas žodžius, ar padėkos, ar piniginė dalyko, ar privilegijas, ar dar kažką, jeigu mes gaunam privalumų iš to teigiamą atsakę, mes daugiau kartojam tą elgesį. Ir atviršiai. Tai to principu tikrai turim naudoti su vaikus. Jeigu jie gauna teigiamą atsakę, tas elgesys kartos. Kartais būna, kad mes to taisyklę naudojame, mokinam vaikus to, ko mes nenorim, kad jie išmoktų. Ne? Kartais mes kreipiam dėmesį į tą vaiką tada, kai jie išdėkauja. Ir ką, jie išmokstų. Aš išdėkausiu, triukšmausiu ir gausiu dėmesį. Tada gaunu teigiamą rezultatą už to. Mano dukra viena dabar mokė ant tualetą, atsisės pat save nusišluos negali, ne? Tai jinai atsisėdė ir kai nori, kad aš ateitų šluostyti, jinai man šaukė. Bet kažkokią laiko buvo, jinai gražiai kažkaip pradėjo, mama, mama, ne, man įdomi buvo, pradėjo gyvą dainuoti, mama, mama, žinai. Ir aš nueidavo ją nusišluostyti. Bet po laiko kažkaip aš pripratau prie tą, jinai pradėjo labai jai, gal kad pirmą kartą aš sako, kaip gražiai, žinai, jinai pradėjo visą dieną, mama, 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 žinai, bet nieko nereiškia. Va tai dabar, kai jinai tualetą sėdė, mama, mama, aš neklausė, tada, mama, mama, tada, mama, tada, o žinau, tada aš šokiai ir nueinu į tualetą nusišluostyti. Ir ką išmokė vaiką? Jeigu tai kartojas kelių kartų, išmokstam, kad mama, mama, nieko nereiškia, mama, mama, negauna rezultatą, kad turim sakyti, mama! Nu ir tada mama dėks. O ką, paprasčiausia, aš savo vaiką mokinai, kad turi klikti visą garsą, jeigu nori dėmesį. Suprantai? Tai gavęs teigiamą rezultatą. Arba kai vaikų mums
ką vadinasi, kai veikia? Zyzia, va. Kai veikia mums zyzia. Kodėl jie zyzia? Ar gali būt, kad kai ta veikia mums gražiai malonų kalbą, jie negauna dėmesį, o kai zyzia, mes už kartą jau mums nemalonu. O jeigu mes pridėtum atviršiai, kai zyzia, sakyk, tavęs negirdo, kai tu zyzi. Nu ir nekreip dėmesį į zyzimą. Bet tada ką? Kai kalba gražiai ir ramiai balsą, mes turime kreipti dėmesį. Bet to taisyklė labai stipri. Ir to taisyklų pagrindai veikia paskatinimą. Ir kartais iš tikrųjų žmonės man prieštarauja, kad mes neturime naudoti paskatinimą, kad tai prieštarauja realybė, kad vaiką turi daryti šią idėją. Bet taip, žinok, iš tikrųjų nevyksta. Mes kaip suaugusiems esam motyvuoti. Aš kartais kovoju net ir apie Dievo. Kiek iš mūsų iš tikrųjų liktų krikščionėms ir savo principus išlaikytum, jeigu po mirtis būtų vienodai visiems? Tai yra dangus. Ir mes, gali sakyti, būtų gerai, kad mes ir Dievo mylėtum ir tarnautum ir to principus laikytum, nežiūri, kas atsitiktų. Bet aš jaučiu, kad Dievas žinoja, kad mes kaip suaugusiems, tau dangus yra pakankamai stipri motyvacija. Tai yra paskatinama. Tai paskatinama kas yra? Tai, kas vaikui yra malonu ar leistina, gali būti naudojami kaip paskatinimas. Paskatinimas gali būti apkabinimą ir pabučiavimą. Kai tu matė, kad dalini žaisliukus su kažką, mes apkabinam nuo šanuolį, tu dalini. Mes turim labai stebėti, ypač jeigu turim išdykėlę vaikų kokį, mes turim labai stebėti, kada jie gerą padarė. Ir maksimalizuoti to dalyko. Va, tu man padėjo. Prisimenu, anksčiau būdavo, kad mes baigiam valgyti, visi išlipė iš stalo ir išeina. O vieną kartą aš taip mačiau, iš tikrųjų tai nemandagiai. Nu, ne dėl to, kad aš noriu reikalauti pagarbą kažkokį, bet, baigęs valgyti turėtų būti, kad padėkoju už maistą. Vis tiek tai reikalauja ir visko. Galvoju, čia įprotis negeras. Tai su vyras kabiem, sako, reikia kažką galvoti, kad taip, vieną kartą baigiam valgyti, o vyras sako, labai noriu padėkoti ir matai, kad mes būtum rodę gerą pavyzdį, mes tada patys dėkojom, tai savaime būtų taip ir išaugęs su to įprotį, bet kad mes to pavyzdžiui nerodėm, reikėjo pradėti nuo kažkur. Tai pavalgėm, o vyras man sako, kaip skaniai, labai ačiū, o ta dukrytė mano, ačiū už maistą, o aš iškart galvoju, čia man jau. Tai apkabino, sako, kaip man gera, kad tu man dėkoji. Va, tai pagirė. Nu, įstrigė protelį. Kitą kartą pavalgėm. Ačiū, mama, už vakarinę. Aš sako, kaip gerai, kad tu man dėkoji, kaip man malonu, apkabinu pabučią. Kita dukros stebi, ką jie blogesnė. Ačiū, mama, už maistą. Tai mes visi išeilė, žinai, ir taip išvysti to įprotą. Tai mes galim naudoti paskatinimą, paprastą dėmesį įrodymą, padėkos. Gali ir būti saldainės, sausainės, razinos, riešutukas, valgymo daiktas. Gali būti piniginė, gali būti išvykęs kažkur, to gali skaitai paskatinimą, būk kūrybingi. Jie yra bet kas veikia malonu. Paskatinimas geriausiai veikia, kai gaunamas iš karto po pageidaujami elgesi. Čia maža veikia būtina, didesnė veikia dar irgi svarbu, bet šiek tiek gali labiau atidėti, aišku, protarė labiau. Aš galiu tik sakyti, vaikų žinau, ne kaip žurkims, bet tyrimas su žurkims rodė, kad jeigu 5 sekundės atidėtas to paskatinimą, elgesys sunkiau kartojas. Tai jeigu jūsų vaiką kažką padarė, būkite už kartą pasiruošę tą daryti. Kartais mes bandėm skatinimas tokį, kur labai atidėtas. Gerai, jūs niekad nebapyksiu su sesė ir vasarą važiuos pas močiutę. Žinai problemą. Viena yra, kad ar mes iš tikrųjų pasiruošę atimti iš to vaiką galimybę pas močiutę nuvykti. O jeigu mes to pasiruošim daryti, ar čia protinga? Prasme, mes turim svarstyti tą dalyko. Neskirti bausmą, kur iš tikrųjų pasiekmė būtų dar blogiau to vaiką. O kito dalyko, čia yra toli. Aš pas močiutę noriu dabar, o čia aš turiu visą ten, kiek to mėnesį išdirbau, tam, kad vasarą važiuoti. Ir atrodo tokia tolima atstumą, kad dabar man nebemotyvuoja. Tai žymiai geriau būtų sakyti vietą, kad vasarą pas močiutę, kad, šeštadienį mes kaip šeimai į piknikę eis, arba, kažkokie paskatimai pagal veikia, jeigu maža veikia tokias, tai reikia už kartą.
Jeigu didesnė veikia, šį vakarą, arba rytoj, arba bent kitą savaitę, o kelių mėnesių atidėda, praranda savo svorą. Niekada netinkimas naudoti po to, kai vaikas nusižengia taisyklams. Pavyzdžiui, jūs norite eiti namo ir vaiką nenori eiti. Ir pradėjo klikti ir verkt, kad kaip čia aš nenori eiti. O dabar aš ištraukė saldainį ir sako, jeigu ramiai eini namo, aš te duosiu saldainį. Aš duodu paskatinimą ne už tą, kad vaiką eina namo, aš duodu paskatinimą už tą, kad jis taip išdekavo ir tokias sterijas puolė, ne? Jeigu aš būtų už kartą sako, kol viskas ramiai tyliai, dabar mes reikia vežioti namo. Jeigu jūs už kartą ruošsit ir tvarkingi ir laiko vežiosit, tada duosiu tą. Tada viskas gerai. Bet jeigu aš laukiu, kol vaiką man pradėjo sterijas pult ir tada gerai, čia kaip ta arklė su obelį už nosį, ne? Gali sakyti, aš paskatinį ne tam elgesim. Tai mes turim žiūrėti, ką mes darėm. Paskatinimai gali pakeisti autoritetų. Mes turim skirti vaikų elgesį. Mes turim pakankamai laiko pasakyti vaiką, kad čia galim ar čia negalim, kažkokį pirkimą, kad reikalauti jų pagarbą. Reiškia, už viskau negali būti paskatinimą duotas. Mes turim kartus ir paskatinimą, kad reikalauti paklausumą. Jie nepakeitali viens kitam. Tai jeigu jūs jaučiate, kad vaikai jums bus neklausni, jeigu neduodi saldainį, reiškia, per daug saldainis duodima. Turi būti, kad paskatinimą, mano žodis yra mano žodis ir vaikai bus paklausni. Bet jeigu aš noriu kartais užkirsti kelią kažkam ar paskatinti kažkam, tada naudojame to dalyko. Va čia kaip ir kalbėjom, ar mes kartais nesuprastume, nepagaudaujame elgesį, ne? Klausome, kai veikia tik šokį, skiriam dėmesį, kai jie darė blogų, vykdom jų reikalavimus, kai jie verkia polė sterijas. Aš galvoju, jeigu vaiką niekad negauna to, ko nori, kai jie įzai verkia polė draskyti, to elgesį, žinok, pakankamai greitai ir dingtų. Kadangi vėl, tą principą. Kas gauna teigiamą rezultatas, tas yra kartojama. Kas negauna teigiamą rezultatą, arba dar labiau neigiamą rezultatas, tas sumažinama. Kartais mes gal ir jaukimės iš vaiką, kai jis išdekauja, ne? Pavyzdžiui, mums neseniai dukra valgė ir taip jaukingai pradėjo kažkaip su šakute žaisti. Visi mergaitės pradėjo juoktis. Tik reikėjo, tai tuoj meista visur skraidė. Tos mergaitės iš ją jaukės, ją jau įdomi, jam kaip kažkokio šou. Tai aš galvoju, mes reikia ypač su maža veika labai būti atsargiai. Kartais jie darė kažką, kur atrodo mums kaip suaugusiems juokingi, ne? Bet jeigu mes nepasiruošim, kad tą dalyką būtų dažnai kartuojame, tai nejuokimės iš jų. Vienas geriausia įrankė vaikų auklėjime yra teigiamas užimtumas. Nuobodulys vaikui yra pavojus vėliava. Vieną dalyką, ką mes darėm namuose, kur labai man padeda, nežinau, kaip jūsų atveju, mes ir vaikus labai tą mėgstam. Atsisėdam ir kartu darom dienos planą. Kad aš dažniausiai būnu namuose su vaikus, aš galiu savo laisvą padaryti. Ir mes planuojam. Gerai, pirmą mes turim nemažai to gyvūnis, nueisim pas gyvūnis, tas tą darys, išdėliojam tą darbą. Tada mes pusę valandą skirsim tą, tada mes pamokų tik ir tik laiko skirsim, tada tą ir tą darom. Ir mes dedame į tą programą ir gerų, žinai, smagu, tam skaitysim istoriją kartu, tam, žinai. O tada, bet vienžiūtas, jie turi planą visą dieną, ar kiek to valandą skirime, kas vykstų. Ir žinok, net mažų vaikų jaučia daugiau kontrolę savo gyvenime, jeigu jie žino, kas po siekia. Tai mes kaip ir saugusis, ne? Kaip mes jaustum, jeigu kažkas sakytų, dabar tą nekit, o dabar tą darykit, ir mes net kad nežinotum. Tik pradėjom žaisti, o dabar jau ten lėkit, o dabar galvoja atsipalaiduosiu, o dabar dirbkit. Mes kaip saugusiams norim nusiteikti iš anksti, tą darys, tai veikia nieko skiriasi. Kažkuo kartais išveiksim konfliktų ir veikia jaus daugiau kontrolę savo gyvenime, jeigu kartu atsisėdam ir sako, gerai, mano vaikų kiek didesnis, sako, gerai, šiandien reikia pusvalandas skirti malko nešt, 2 valandas muziką repetuot, man padės tą daryti tik laiko, kaip jūs norite dėlioti. Ir tada jie išdėlioja savo tą grafiką ir aš žinau, ką jie darė, jie užimti, nėra to laiko tik tokį barstamą.
daug lengviau yra. Čia yra sąrašas tos knygos. Aš jums ypač labai drąsintų to James Dobson knygų, gerųjų yra. Kas anglų kalbą skaitė, yra daugiau, kur gal ir geresnė buvo neišverstų. Gali man klausti, aš jums ir galiu duoti anglų kalbą sąrašą. Dar ant jūsų knygos yra viena, kur čia nebuvo rašyto. Čia yra patį pirmą puslapį. Va, čia matysit, ant pirmą puslapį čia pačiu. Ir ten viena yra duok pinigų, va, kur čia nerašyto, matysit. Bet drąsintų tikrai, skaitykite tos šaltinius, neblogai jų yra. O knygyną aš irgi praleidžiu kažkiek to valandų, tik apžiūrint, kokios knygos yra. Žinau, galiu sakyti, labai nusivyliau. Buvo ir neblogų knygų, bet daugumai yra, kaip sako, iš to požiūrį, kad duokit veiką meilę, laisvę, kūrybiškumą ir išaugs gerą tą veiką. Būkit jų draugų. Nu, man atrodo, čia tik viena pusė istorija. O dabar aš noriu gal, kad mes galėtum padiskutuoti, kaip jūs namuose, kas ko ką pavykstų, nekalbant apie atvirą prieštaravimą, neklausnumą, bet ką jūs darėte savo namuose, kad motyvuot savo vaikus? Kad paskatint jų, kas turi kokias sistemas gal, kur jums veiksmingai yra paskatint vaikus vienam ar kitam elgesį. Neturi kaip dalintis. Tada aš dalinsiu porą dalykų iš savo šeimą, o po to jūs pamastykit. Manau, kiekviena šeima turi kelių dalykus. Vieną dalyką, kur, gali sakyti, buvo į pagalbą, aš neturėjom ko piešti. Mes darėm tokią kvadratą, tokią grafiką ir ten buvo tokie dalyko, kad pas mus aš išrinkau, kas su mumis buvo 3 problemas. Čia jūs galite rinktis pagal savo veiką. Mūsų buvo, pavyzdžiui, neklausė, kalba negarbingi, negražiai kažko atsakė, arba gal su sese pykstų. Vyžuos išrink kokį elgesį, atsakingumą, kad laiko spėtų kažką. Ir mes turėjom tokią plusukės. Jeigu darė tą dalyką blogą, tada gauna plusuką. Jeigu pyksta ant sesę, gauna plusuką. Jeigu ten neklausė, gauna plusuką. Ir mes sako taip, jeigu gauna, ten buvo įmanoma iš mūsų grafiką, kaip mes 3 dalykus buvo išrinkę, jeigu gauna nuo 0 iki 3 plusukas per dieną, tada gauna kažkokią prizą. Pas mus buvo labai, mūsų šeiminė mėgsti klausyti istorijas. Tai buvo, kad skirsiu visą valandą jums istorijų skaitimas. Nu, jam buvo didelė priza, žinai, kad valandą gali klausyti istorijas. Jeigu gauna nuo 3 iki, sakykime, 5 to plusukas, ar žvaigždučius, ar ką tam, žinai, bet ta prasme neigiama dalyka buvo, tada nieko nevykstų, prizą nepagaunam. Jeigu surinkė 7-8 tos, tada pusvalandą anksčiau turėti miegot. Ne? Ta prasme buvo ir prizai, jeigu mažai, nieko, jeigu per vidurį, jeigu blogo bausmė. Ir žinok, mums buvo iš tikrųjų veiksmingi, kadangi kai aš mačiau tą elgesį vietą, kad vis primint, nesakyk taip, nekalbėk taip, negražiai taip padaryk, aš tik sakydavau, aš einu dėti plusukę. Ir eidavau plusukę. Ta prasme, nereikėjo to piktumą, tai mums tą labai pavyko. Kita dalyko buvo, gal kam saldainis neveikos neduoda, bet aš turėjau tokį mažukus saldainis ir įdėjau kokį 20 į dėžutę. Ir čia buvo viena kartą, kaip ir minėjau, buvo problema, kad prieštarauja daug ką, negražiai atsakė, kaip lipė kažką daryti. Gal tą dalykų darė, ta prasme, ne įveizdė, kad nedarysiu, bet tokį, paprasčiausiai, negražiai tokį elgesi. Va, aš sakau, tai čia tau saldainis, 20 saldainės į dintą degtukų dėžutę. Čia mano vaikams yra kažko ypatinga. Sako, o kiekvieną kartą šiandien mes laikysim tą dėžutę, kiekvieną kartą, kai kažką negražiai atsakys, aš paimsiu po vieną saldainį šitą dėžutę. Žinok, iki vakarė, pas jo sumažėjo tos saldainis ir pastebėjo. Iš tikrųjų pradėjo daug atsargiau būt, ne? Tai čia kiekviena šeima gal skirtingai pagal vaikas, bet turi ieškoti kažkokį, būtų paskatint, būtų, kažko galim duoti. Gal kas iš jūs turit? Mano gal panašiai buvo, kaip dėl tėvojimo.
laiku sunkiai nueidavome miegoti, tai dėdavom pliusiukus per savaitę laiko, ar jų yra daugiau ar mažiau, ar pliusiukų ar minusiukų. Jeigu pliusiukai, tai leidžiami į dailės būrelį, jeigu ne, neleidžiam. Ir jinai labai norėdavo į tą dailės būrelį, tai veikdavo. Dabar darom irgi su to miegojimu tas pats, tai 10 turi atsigulti. Jeigu neatsigula, rytoj saldumynų nebegauna. Jeigu iki 11 nenueina, tada ir kompiuterio nebegauna. Tai va taip, tas taisyklės ne aš sugalvojau, jau dabar jinai paauglė yra, tai susėdom ir sakau, tau yra problema, tu matai, kad yra, neišsimėgia. Tiesiog jinai labai kruopštai daug tos namų darbus darydavo. Sako, aš matau, kad blogai. Tai tada sakau, mes abidvi sugalvokim tą planą kažkokį. Ir tada abidvi tą sugalvojom. Čia ne aš primečiau, kad viena. Ir veikia. Jeigu jau kokias 3 dienas negauna saldumynų, jau beveik su ašarom kaip nors pulti tą lovą, kad ten suspėti laiku nueiti. Tai va. Nežinau, ar tai yra gerai, kartais tai būna, kai sako papirkimas vaiko. Bet aš manau, kad jeigu tai duoda naudą, tai veikia, tai tada gal yra gerai. Aš manau, ir man patinka tą mintį, kad kartu su vaiką sprendžia, žinai, kokią to sistemą. O kaip, kad nusipirkimo vaikas, tai jo. Bet tada mes esame ir nupirktas, kad mes dirbam ir kad neviršim greitis ir taip toliau. Ta prasme, jeigu nėra paskatinimo, kartais ir to elgesį nėra. Jo. Ir taip ir pabiškai formuoja įprotį. Gal dar kas turi? Ką nori dalinti? Ką jis veikia savo šeiminę, kur mums gal padės kažkokie pavyzdžiai? Aš žinau, Lydi turi nemažą, tokį, man rodė grafiką. Gal gali aiškiai, kiek savo taškučius pinigėlius. Ir žinau, bet tai kitą dalyką, kartais tos sistemas veikia tam tikrą laiką, o po to nebeveikia. Tai reikia, pavyzdžiui, jeigu jūsų toliau veikia, tai toliau turi naudoti. Bet jeigu mes matom, kad pradžiai kažką veiksmingi, po to vaiko išsibostų to, ar ne, nu tada turim pakeisti nuo to sistemą. Bet vis tiek gera sistema. Aš duodu šitą, bet jis neveikia. Neveikia. Mes irgi panašiai tokį grafikėlį pasidarėm. Ir norėjom, kad jie patys daugiau eitų laiku gulti, nereikėtų jų varyti, laiku atsikeltų, kad jie žodį tie patys skaitytų, suskirtų tam laiko. Mes ten dar kažką daugiau sugalvojom, pamokas laiku pradėtų, laiku užbaigtų. Nu, tokiu, kas mums svarbu yra, tokia dienotvarkė, kad jie daugiau savarankiški patys. Ir tie paskatinimai buvo, žymėdavom kiekvieną dieną ženkliukus prie kiekvieno. Jeigu patys atsikėlė ryte, užtušuotą rutuliuką, kuris reiškia vieną rytą, buvo kainuota piniginė vertė. Jeigu aš vieną kartą pažadinu, gauna pliusiuką, tai 30 centų, jeigu visai nesikėlė po mano žadinimo, gauna minus litą jau tada. Ir tai paskui tokie svarbus kaip pamokų baigimas kartu daugiau įkainuota. Paskui dar į ką mes įtraukiam vandens, kad išgertų savarankiškai, pasirūpintų, kad... Ir pradžioje labai veikia, kurį laiką jau gal net kokį pusę metų gaudavo bent jau pusę tos sumos, ką galėdavo gauti, nes jeigu jau minusą gauni, tai jau labai numuša. O dabar paskutiniu laiku kažkaip jiem turbūt atsibodo tokia, kaip dukra sako, įtampa. Kad čia laiku keltis, laiku gultis, patiems kažką reikia jau keisti, nes biškite per ilgai. Jo, tai kartais vieną dalyką motyvuoja tam tikrą laiko, tada reikia kažkokie kito. Gal dar kažkas? Na. Jo, aš manau, kad mes kaip tėvams reikia būti iš tikrųjų labai kūrybingi. Mes reikia ir pažinti vaikų, kas jų motyvuoja, kodėl jie ką darė. Ir niekad nereikia mėginti, jeigu didesniai vaikų, paprasčiausiai sukalbėjimą. Ką jie nori, ką jie nenori, kad mes tikrai, būtų viena lyga su tą veiką, kad suprastum, kodėl jie darė tą, ką jie darė.
Va. Ar turi šiaip gal kas apskritai klausimai iš to temoms, o jeigu ne, tada gal užtenka? Aš turiu klausimą, bet ne iš šitų temų. Ne, iš pakokį. Apie homoseksualizmą, nežinau, kiek pati domėjusi, Polė. Dėl ko šitą temą, dėl to, kad tai prasideda nuo, sakoma, nėštumo laikotarpio, ar ne? Ir mes kaip Biblijoje skaitom, kad tai yra nuodėmė, o aiškinama yra šiais laikais, kad nieko neįmanoma pakeisti, ar ne? Nes tu gal geriau žinai, ar ne, kad nėštumo laikotarpio aiškina, kad tie hormonai pasiskirsto ir jeigu jie pasiskirsto ten į tą kitą pusę, vaikas nulemtas su ta, kaip sakant, homoseksualizmu arba lesbietė. Tai ar tai būtų galima įrodyti ir paneigti va tos mokslinius įrodinėjimus, kad galima keisti? Jo, mokslininkai tikrai nevienybė tam temą. Aš pastebėjau, kad čia yra tam tikra agenda Europos Sąjungo ir čia yra dėl to, kad to grupė žmonės yra labai politiškai aktyvų. Ta prasme, jie turi agendą tam didelės pinigais ir jie jau ten nusipirkinai ir žiniasklaidžia ir taip toliau. Bet jeigu iš tikrųjų žiūri atveria šaltinis, tarp mokslininkų nėra vienodai nuomonė. Yra pakankamai įrodymai, kad tai nėra įgimta, o gali būti ir įgytas. Gali sakyti, kad praneštumą ir net ir prieš tai, grynai iš genus, žmogus turi polinkį vienai par kitaip. Pavyzdžiui, vienas žmogus lengviau piktas kyla, ne? Kitas žmogus į depresiją polinkį, kitas žmogus linksmesnė, ne? Vienas žmogus agresyvesnė, nuo pati kūdikystė. Gali sakyti, mes gimstam su tam tikra, ar čia dėl nėštumo, ar čia dėl genus, ką paveldam, čia gal ankstyviai to aplinka, viskas darė savo įtaką. Bet galbūt užtat yra žmonės, kur tam tikras, pavyzdžiui, mes žinom kaip faktų, kai kur žmonės yra jautresnė to lytiniam dalykas. Ta prasme, jam daugiau potraukia apskritai lytiniam, gali sakyti, subrendė anksčiau ir taip toliau. Bet, kad žmogus negali valdyti, yra tikrai, gali sakyti, neteisingi. Mes žinom, kad mes kaip suaugusiems, ar iš vis turim lytinį santykis, ar ne, ar tam prieš vedybą, ar kažką, mes pilnai to galim kontroliuoti. Ta prasme, potraukų yra gal, ne? Vaikinas, merginė, mažins matom viens kitą potraukų yra. Bet jeigu teisingai draudžiam save, mes ne taip, kad turim ką nori, tą ir darėm. Tai aš manau, lygiai taip pat ir su gėjais, su lesbijos. Gal iš tikrųjų gali sakyti, kad nuo prigimti kažkokie potraukų yra, bet kad tai pateisinė, jokių būdų daugiau nepateisinė, negu žmogus, kuris yra agresyvesnė, piktesnė ir sakys, aš žmogus negaliu neužmušti ar nedaryti kažką blogą, kad aš tokie polinkį turiu. Tai iš tikrųjų, gali sakyti, šiek tiek teisybė tam yra, bet pateisinimo visiškai nėra. Šitą atsakymą duotų, yra tokia knyga Prietarų nelaisvė, ir jinai dabar yra išversta į lietuvių kalbą, buvo anksčiau rusų kalboj. Galima atsiųsti internetui ar kaip, ir ten yra tikrai atsakymai į tuos dalykus, kad čia yra šitie visi nukrypimai ir lygiai taip pat tiesiog šėtono apsėdimas, negalim gal pasakyti. Panašiai kaip šėtono apsėdimas, būtent šita yra net iki 4 kartos dėl tų dalykų, kaip kokie burtai, ekstrasensai, panašiai. Jeigu žmogus, žodžiu, kažkaip tai netgi ne jis pats, bet net iki 4 kartos, jeigu tėvai ir seneliai kreipiasi pagalbos mes galim sakyti, kad pas šėtoną, ta prasme, ar pas ekstrasensus, ne pas Dievą kažkokios pagalbos, bet pas tas tamsias jėgas, kurios, aišku, atstovauja, žinom, kas yra. Ir dėl to šitie visi nukrypimai yra vieni, gali būti alkoholizmas, šitie visi lytiniai nukrypimai ir viskas galim ieškoti ir tai iš tikrųjų gali padėti ir tai yra iš tikrųjų maldomis, Dievą kreipiantis. Tai mes, aišku, negalim smerkti, nes tai yra nuodėmė, kuri bet Dievas tikrai gali pagalbą šitą suteikti ir aiškiai ten iš tokios atsisakymų maldos ten yra 4, tokios labai geros, labai tikrai veiksmingos, aš išbandžiau ir kitų netgi žmonių, ir mačiau, kaip tai veikia, netgi mes galim už kitus melstis, kad Dieve išlaisvink juos, nes jeigu nesupranta, ar ką, Prietarų nelaisvė. Kur tas Hazel atrodo, jeigu galim, aš prieš jų turiu tą knygutę. Ir jeigu jūs spaudinat, turite žmonėm ir dalymų skaityti. Tai iš tikrųjų Dievo pagalba yra garantuota. Tokių nėra, kad Dievas sukūrė vienus tokiais, kitus tokiais. Vienus
velnias padarė, tai keista, pasakyti. Aš suprantu, bet kažkaip tai kaip mokslininkam niekaip neįrodysi to. Nu, tai dar nuo teorijos mokslininkai. Bet to mokslininkai irgi neįrodė, kad tai yra. Ta prasme, čia neįrodytas, ne to, kaip tada. Yra kažkiek statistikų ir tam, bet tikrai neįrodytas. Aš turiu vieną tokią gyvą istoriją, kad iš tikrųjų gal mes kartais tuos žmonės, kurie turi tą problemą, gal smerkiam ir kartais ne visada suprantam, nes kiti yra